Rikardas Dėleris, mokslininkas ir mąstytojas, yra pasakęs: siela kaip ežeras, kai į jį bėga tyras šaltinių ir upelių vanduo, drumzlinas iš jo išbėga ir ežeras darosi skaidresnis. Tam mes ir renkamės pamaldose, tam mes tyrinėjame ir skaitome Dievo žodį, tam mes ir klausomės viešpaties. Psalmėje 34 viešpats per psalmininką klausia, psalmė 34 nuo 13 eilutės, klausia mūsų: kas iš jūsų trokšta gyvenimo ir geidžia daug metų ir laimės? Aš trokštu. Tad saugok savo liežuvį nuo piktą ir lūpas nuo apgaulės. Venk piktą ir daryk gerą. Siek taikos iš visos širdies. Pamenate, kur dar yra šita rašto vieta? Kas ją atkartoja mokydamas krikščionis, rašydamas laiškus? Kas jį tą rašto vietą atkartoja? Pamenate? Tai Petras. Pirmame savo laiške, Petras 3 skyriuje nuo 10 eilutės sako šitaip: kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, te pažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gerą. Te ieško ramybės ir tesiveja ją. Te pažaboja liežuvį nuo pikto. Iš tiesų tai yra labai gili ir svarbi tema, tačiau ji yra tarsi vieno medalio pusė. Šiandien pakalbėsime apie kitką, tarsi apie antrąją medalio pusę. Kad atliktume mums paskirtą tarnystę žemėje ir kad išliktume viešpatyje ir kad niekas mūsų neatskirto nuo Dievo, mes negalime plaukti pasroviui su pasauliu. Negalime plaukti su jo mąstymu, požiūriu, su jo ambicijomis ir gyvenimo būdu. Ar galėtume sutikti su šituo teiginiu? Nes krikščionių principai, bibliniai principai, krikščioniškų namų, krikščioniškų šeimų, krikščioniškos elgsenos principai visiškai kitokie negu šio pasaulio. Ir apie tai pakalbėsime, bet mes turėtume ką atminti. Šiandien pažvelkime į vieną šėtono kėslą arba būdą, kuriuo jis siekia mus atskirti nuo Dievo. Beje, ir viską, kad ir ką jis darytų žemėje, jis siekia būtent vieno dalyko – atskirti mus nuo Dievo. Ir pagalvokime apie tai kiekvienas pažvelgęs į savo paprastą kasdienybę. Turbūt mes suprantame, kad šėtonas ir jo legionai nėra tokie kvaili, kaip daugelis žmonių mano. Jie yra gudrus, klastingi, įgūdę įvilioti į savo spastus. Šėtonas veikia subtiliai, jis yra veiklus ir išradingas. Nepamirškime, kad jis geba ką padaryti. Apsimesti ir šviesos angelų. Paslėpti savo tikrąją esmę, paslėpti savo tikrąjį veidą, paslėpti blogį. Ir jeigu Dievo žodis neišmokys mūsų atskirti gėrį nuo blogio, mes iš tiesų negalėsime atpažinti piktojo spąstų. Šiandieną mūsų svarstymų tema vadinasi taip: svarbus pabaigos laikų ženklas. Mes visi pamename, kaip 20 skyriuje Evangelijos pagal Matą Jėzus kalbėjo apie pasaulio paskutiniąsias dienas, nes mokiniai jo paklausė, koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas. Ir mes pamename, kad šitame skyriuje Jėzus išvardijo ne vieną pasaulio pabaigos ženklą. Ir pažvelkime, ką viešpas pasakė ir randame jo pasakymą 10 eilutėje. Parašyta: daugelis suklups, Jėzus sako, daugelis suklups. Kituose vertimuose tai išversta taip: daugelis pasipiktins arba įsižeis. Ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekęsti. Tai
vienas pamokslininkas šitą rašto vietą pažvelgia įdomių rakursų ir įsižeidimą, užsigavimą bei neatlaidumą traktuoja kaip vieną iš paskutiniųjų laikų ženklų. Suprantama šita mintis. Jisai sako, įsižeidęs, užgautas ir net leidęs užgavimo žmogus linkęs žengti ir kitus, jį žlugdančius žingsnius ir pastumėti, pasak Jėzaus, net į išdavystę, o išdavystę į neapykantą. Ir patarlių 18 skyriuje, jeigu norite, galite atsiversti, patarlių 18:19 parašyta: įžeistą brolį sunkiau laimėti negu stiprų miestą, o jo priešiškumas kaip tvirtovės užkarda. Kada nors skaitėte šitą rašto vietą? Nuostabu. Aš skaičiau, atrodo, 20 kartų Bibliją ar daugiau, bet pirmą kartą, atrodo, radau šitą citatą. Įžeistą brolį sunkiau laimėti negu stiprų miestą, o jo priešiškumas kaip tvirtovės užkarda. Senovės laikais, kai Saliamonas rašė šitos pamokymus, miestai buvo aptveriami mūrais, sienomis ir kad apsaugotų nuo priešų, nuo priešiškai nusiteikusių. Ir būtent tą daro, sienas stato savo širdyje įsižeidęs, užsigavęs žmogus, net leidęs krikščionis. Ar esate apie tai pagalvoję? Įdomu, Naujajame testamente apaštalas Paulius pirmame laiške Korintiečiams 10 skyriuje šitas sienas jis vadina tvirtovėmis, kurias jis aprašo ir stengiasi Dievo žodžiu sugriauti tas tvirtovės žmonių širdyse. Taigi, kai žmogus užsigauna, pasipiktina, jisai dėmesį sutelkia į save, pradeda savyje statyti sienas, atskiriančias jį nuo Dievo ir nuo bažnyčios. Ir tas įsižeidimas, ir gal ne vienas, sujaukia žmogaus gyvenimą. Žmogus ima gailėti savęs, o savęs gailėjimas atima jėgas, gniuždo emocinę būseną, užtraukia liūdesį, neleidžia dvasiškai augti ir būti naudingam. Pagalvokime apie tai. Be abejo, mes nesame mediniai. Ir kalbėjau su savo dukrelė Žaneta. Jis sako, mums skaudu, kai užgauna mūsų ego. Bet jeigu atminsime, kad mylintiems Dievą visi dalykai išeina į gerą, jeigu viską žiūrėsime Dievo akimis, matysime platesnį vaizdą, net ir šiuo atveju. Mes galėtume pasakyti, kad yra dvi įsižeidusiųjų, užsigavusiųjų kategorijos. Vieni yra tie, su kuriais iš tiesų netinkamai buvo pasielgta ir galbūt žodžiais jie buvo įžeisti, o kiti yra tie, kurie mano, kad su jais buvo blogai pasielgta, nors iš tiesų niekas nesiekė jų įskaudinti. Ir pakalbėkime šiandieną apie tai ir apie tuos, su kuriais buvo iš tiesų pasielgta neteisingai. Deja, atminkime, apie tokius Jėzus pasakė, kad netikriems pranašams tokius žmonės bus nesunku suvedžioti. Ir dėl įsižeidimų daugelio širdyse meilė atšals. Na, jeigu su mumis išties buvo neteisingai pasielgta, turbūt yra buvę taip mūsų gyvenime, tai paklauskime savęs, ar mes turime pagrįstą teisę įsižeisti, užsigauti. Na, pažvelkime į vieną gerai žinomą biblinį pavyzdį. Į Juozapo gyvenimą, kuris aprašytas pradžios knygoje pradedant 37 skyriumi. Kai vaikystėje skaitydavau šitą Juozapo gyvenimo istoriją, labai graudindavausi. Tiesiog ir
neretai verkdavau ir skaitydavau, esu skaičiusi daug kartų. Tai buvo nelengvi laikai, kadangi mūsų tėvelis buvo netikintis, mamytė mus auklėjo krikščioniškai, bet skaityti šventąjį raštą mes atvirai negalėjome. Ir mūsų namuose, centre, Maironio gatvėje, buvo toks sandėliukas, o virš sandėliuko, kiek kokių 70 metrų aukščio gultas. Tu galėjai ten įeiti ir tada jau nieks tavęs nematė. Brolis padarydavo iš mažo žibintuvėlio, gal kas prisimta, kiek keturkampiai žibintuvėlį būdavo, pritaisydavo lemputę. Ir su šita lemputė aš skaitydavau šventąjį raštą, dar 19 amžiaus, tai yra 1919 metų leidimo Biblija, senoviška kalba, bet tai buvo nuostabi saldi knyga, gera, brangi. Ir vėl tai grįžtam prie Juozapo, taigi skaitydavau apie Juozapą ir žiūrėkite, kas buvo Juozapas. Jisai buvo Abraomo proanūkis, išskirtinai mylimas patriarcho Jokūbo 11 vaikas, gimęs senatvėje, kuriam Jokūbas parašyta padovanojo spalvingą apdarą, labai jį mylėjo, rodė jam daug dėmesio. Ir broliai parašyta taip jo nekentė, kad vengdavo su juo net pasisveikinti. Juos piktino ir tai, kad rūpestingo tėvo prašomas, Juozapas parnešdavo tėvui žinias apie brolius, kaip jiems einasi, kur jie nukeliavo su savo kaimenėmis, ieškodami ganyklų. Tas žinias apie juos broliai traktavo kaip šnipinėjimą. Mat, Juozapas tėvui papasakodavo ir apie jų blogus darbus. Ir prie visos tos jų neapykantos prisidėjo kas? Kas dar prisidėjo? Pamenate? Juozapo sapnai, kuriuos jis džiugiai papasakodavo savo tėvo gausiai šeimai. Kad jo javų pėdui žemai nusilenkė 12 brolių pėdų, kitame sapne jam nusilenkė saulė, mėnulis, 11 žvaigždžių. Broliai niršo, be galo pavydėjo, jau tiesiog pritvinkė buvo tos neapykantos. Ir štai mes skaitome šventajame rašte, pradžios knygoje, 37 skyriuje, kas pasakojama. Kartą, kai Juozapui buvo 17 metų, beveik kiek jūs, tiesa, ir kai broliai buvo nuvarę tėvo kaimenę ganytis toli nuo namų, tėvas paprašė Juozapą aplankyti brolius. Kai jie pastebėjo jį iš tolo ir pirma, negu jis prie jų priartėjo, ėmė tartis jį nužudyti. Vieni kitiems jie sakė, ateina sapnuotojas, eime, užmuškime jį ir meskime į kokią nors duobę. Sakysime, kad plėšrus žvėris jį sudraskė, tuomet pamatysime, kas išeis iš jo sapnų. Čia 37 pradžios knygos skyriuje. Ir mes žinome, kad broliai jo nenužudė. Iš tiesų jie įmetė jį į duobę, bet vėliau pardavė pro šalį į Egiptą keliavusiam karavanui kaip vergą. Laisvą, mylimą, jaunuolį, kaip vergą. O Egipte jis buvo, pamenate, parduotas vienam faraono pareigūnui. Ir galbūt ne kartą Juozapas tikėjosi ir ilgėjosi, kad tėvas kažkokiu būdu išvaduos jį iš vergyjos, iš to tolimo krašto. Ir svetimame krašte, tame pagonių krašte, toli nuo gimtųjų namų Juozapas patyrė labai daug ko. Jūs turbūt esate skaitę ir galime dar kartą apie tai paskaityti namuose. Pamenate, jis buvo neteisingai apkaltintas geidulingos pareigūno žmonos ir už tai nekaltai ne vienerius metus sėdėjo tamsiame požemio kalėjime, kuriame nebuvo televizoriaus, mobiliųjų, nebuvo minkšto patalo, nebuvo šviesos, buvo tamsu, maistą gaudavo kartą per dieną, duonos kriaukšlį ir vandens. Nes egiptiečiai nenorėjo, kad žmogus mirtų iš bado, nenorėjo, kad ilgiau žmonės pasikankintų.
Taigi jis visko patyrė ir nežinojo nieko, kas jo laukia ateityje. Ir po daugelio metų vargų, kančių tame svetimame krašte jis galbūt turėjo pagrindo išsaugoti įsižeidimą, užsigavimą ir galbūt pasipiktinimą Dievu ir broliais. Ir galbūt jis galėjo pasakyti, Dieve, aš buvau klusnus ir ištikimas tau visur ir visada ir nieko blogo savo broliams nepadariau. Kodėl? Už ką man visą tai? Galbūt jis galėjo tai pasakyti. Dar pagalvokime apie tai. Jeigu Juozapas būtų savo širdyje laikęs užsigavimą, įsižeidimą, apmaudą, ar jis būtų galėjęs paliudyti apie ištikimą, gerą, maloningą ir išmintingą Dievą dviems kaliniams, dviems faraono rūmų dvariškiams, kurie nusikalto faraonui ir buvo įmesti į tą kalėjimą. Jeigu jo širdį būtų buvę tiek daug užsigavimų ir tas užsigavimas būtų vis augęs, kerojęsis, ką jis būtų galėjęs pasakyti jiems? O mes žinome tą istoriją. Jis nuostabiai Dievo apšviestas išaiškino sapnus ir tie sapnai išsipildė. Žodžiu, tai nuostabi stebėtina Juozapo gyvenimo istorija, kurią verta apmastyti ir grįžti prie jos. Ir ją puikiai komentuoja Pranašystės dvasia, pamenate, knygoje Patriarchai ir pranašai. Ir sutrumpinant įvykius galime prisiminti, ką po daugelio metų tapęs krašto valdytoju Juozapas pasakė savo broliams. Pamenate, kai badas atėjo į Kanaano žemę ir kai bado metais tie broliai atėjo pirkti grūdų į Egiptą. Ir ką jie padarė? Atėjo lenkdamėsi Juozapui iki pat žemės. Kai skaitome, tai tikrai jaudinanti istorija ir visos susitikimo detalės yra labai jaudinančios. Bet kai Juozapas galiausiai prisipažino, kas esąs, jis išsakė daug apmaudo, pasipiktinimo, įsižeidimo ir jūs neišeisit iš kalėjimo niekada ir vadausite. Taip kalbėjo Juozapas. Ar taip jisai sakė? Ką jisai išsaugojo savo širdyje? Ir tai, kai dar buvau mergaitė, ir tai mane jaudino. Pradžios 45 skyriuje Juozapas sako savo broliams, parašyta, o dabar nesikankinkite, tai ne aš kankinausi, jūs nesikankinkite, nepriekaištaukite savo. Aš savo nepriekaištavau, aš negraužiau savęs, aš neleidau savo graužaties šitos savo širdyje. Dabar nesikankinkite, nepriekaištaukite savo, kad čia mane pardavėte. Juk iš tikrųjų Dievas pasiuntė mane pirmą jūsų išgelbėti gyvastį. Dievas mane pasiuntė pirmą jūsų ir išgelbėti jūsų gyvybės nepaprastų išvadavimų. Kaip nuostabu. Taigi ne jūs mane čia atsiuntėte, bet Dievas, jis padarė mane faraono namų viešpačiu ir viso Egipto krašto valdovu. Kaip Juozapas žiūrėjo visą? Iš toliau. Mylintiems Dievą visi dalykai išeina gera. Ir tada, ką jisai pasakė, pamenate, ką pasakė broliams Juozapas? Dabar skubinkitės ir parveskite čia mano tėvą ir visą jo šeimą. Taip ir įvyko. Taip būsimasis Izraelis pateko į Egipto žemę ir pragyveno ten daugiau negu 400 metų, o paskui Mozės buvo išvestas ir taip toliau rutuliojasi Izraelio istorija. Bet mūsų mintis dabar yra apie tai, kaip elgėsi Juozapas, kai buvo išduotas, kai buvo parduotas, kai buvo įskaudintas, kai buvo nesuprastas. Ir nepaisydamas visų nuoskaudų, Juozapas nuostabiai suprato Dievo maloningą valią, jis nedavė užsigavimui bujoti jo širdyje. Jei taip elgsimės ir mes, tada niekas
nei broliai ir seserys bažnyčioje, nei mūsų artimieji mūsų šeimoje, nei šio pasaulio valdovai per visokius persekiojimus, ar nesupratimus, ar užsipuolimus, nei pats šėtonas, kuris nori mus įžeisti, sužeisti, palikti sužeistus. Niekas negalės mūsų išplėšti iš Dievo valios rankų, jeigu mes kaip Juozapas išsaugosime tinkamą nusiteikimą. Apie tai sako, pamenate, Filipiečiams 2 skyriuje, būkite tokio nusistatymo, kaip kas? Kaip Jėzus, kaip Juozapas. Pamenate, Petras paklausė Jėzų, kiek kartų turėčiau atleisti savo artimui? Na, jeigu aš atleidau Viešpatie 7 kartus, tai turbūt užtenka, ar ne? Viešpatie, aš esu visai neblogas, aš tiesiog esu labai dvasingas, nes atleidau per dieną net 7 kartus. Deja, ką Jėzus pasakė, kad turėtume atleisti kiek? 490 kartų per dieną. Tai yra kas 3 minutės. Visa tai, ką mes kalbame, tai yra Dievo žodis, kuris turėtų mus ugdyti, turėtų mumise puoselėti atlaidumą ir geranorišką dvasią. Aš pasižymėjau savo tokius žodžius, mąsčiau ir užsirašiau taip. Žmogus, negebantis atleisti Dievui ar žmonėms, pamiršo, kiek Viešpats jam atleido. Nesutarimai ir nesusipratimai bažnyčioje ar šeimoje parodo ką? Kad mes dažnai pamirštame, kiek atleista mums. Aš pakartosiu. Nesutarimai ir nesusipratimai bažnyčioje ar šeimoje parodo, kad mes dažnai pamirštame, kiek atleista mums. Ir perfrazavus Mato 18 skyrių, galima pasakyti, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo skolininkui, neįeisite į dangaus karalystę, o įeiti į dangaus karalystę mes norime visi. Ir todėl apaštalas Paulius sakė, aš todėl stengiuosi visuomet turėti gryną sąžinę prieš Dievą ir prieš žmonės. Sąžinę, kurioje neįsišaknyja užsigavimas ir apmaudas. Vienas pastorius, duokim jam vardą Džonas, pasakojo, jog su juo neteisingai pasielgė kitas pastorius, Bilas, tarkim Bilas. Ir Bilas neteisingai pasielgė ne vieną kartą, jis apskritai buvo linkęs kalbėti iš aukšto, neretai neslėpdamas paniekinančios gaidelės. Džonas tai skaudžiai išgyveno. O kai kas nors paklausdavo jį, ar viskas gerai, Džonas atsakydavo, taip, viskas tvarkoje. Nors širdyje jis laikė apmaudą ir užsigavimą ir nebuvo jo atleidęs. Ir tai tęsiasi ne vieną mėnesį. Šitas pastorius pasakoja, su tuo skausmu aš ir guldavausi, ir keldavausi, ir dirbdavau, nors dirbti, susitikinėti su žmonėmis, juos drąsinti ir mokyti bei ruoštis pamokslams darėsi vis sunkiau. Žaizdos neužgyja per naktį. Ypač jeigu jų nepripažinsi, jei neprisipažinsi, kad esi sužeistas, žaizdos neužgys. Pasiskyriau pasninką ir maldavau Dievą patarimų ir išgijimo. Klausiau, ką turėčiau daryti. Viešpats pasiūlė geriausią išgydymo būdą, kuris yra užrašytas Mato 6 skyriuje 44 eilutėje, ir tai Burbulio vertimas, kur Viešpats pasakė, melskitės už savo skriaudėjus. Ir pastorius sako, iš pradžių buvo sunku melstis už mane įskaudinusi žmogų. Bet kaskart mano maldos už Bilą darėsi nuoširdesnės. Ėmiau melsti palaiminimo asmeniškai jam, jo žmonai, vaikams, jo tėvams ir net jo uošviai. Ir jau maniau, jog išgyjau. Visko pridovanojau jam širdį ir maldoj. Tačiau pastorius sako, o siaubas, kai tik pamačiau Bilą viename suvažiavime, viskas užverė iš naujo. Tarsi mano pasninko ir maldų nebūta. Tada mano išmintingoji žmona patarė eiti ir atvirai pasikalbėti su Bilu. Buvo ne tik nedrąsu, aš visiškai to nenorėjau. Vis dėlto nuėjau. Mano nuolankus atsiprašymas,
kad ilgai puoselėjau apmaudą ir neatlaidumą Bilui savo širdyje. Mano pasakojimas, kaip jaučiuosi jau kelis mėnesius, kokias kovas iškovojau, kokiomis jį ir jo šeimą laiminančiomis maldomis meldžiuosi, labai nustebino ir tiesiog sugraudino Bilą. Jis puolėsi prašinėti ir sakė, jog nė nenumanė toks esas ir taip netinkamai pasielgęs. Sakė, jog nematą savo susierzinimo ir paniekinančios dvasios, kuri pasirodo tūno jame ir kas kart iššoka. Ir sako, mūsų susitaikymas buvo tikras ir nuoširdus, nors, sako, matau tam tikrus Bilo trūkumus, bet tapome netgi gerais draugais, padedančiais vienas kitam dvasiškai augti, pasakyti pastabėlės ir dirbti Dievo darbą. Ir pastorius sako, bet supratau vieną, net jeigu mūsų neatsiprašo, svarbu ir visais atžvilgiais išmintinga atleisti ir dar kartą atleisti. Kaip moko apaštalas Paulius laiške Kolosiečiams, tai rašto vieta, kur perskaitė sesutė Rūta, iš Kolosiečiam 3:13. Būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jūs atleido, taip ir jūs atleiskite. Ir pamokslininkas sako, pabrėžiu, atleiskite, net jeigu jūsų neatsiprašė. Bijokite neatleisti, nes šėtonas jūsų užsigavimą netruks paversti sieną, atskiriančią jūs nuo Dievo ir žmonių, su kuriais bendraujate. Netruks paversti nuodais tą užsigavimą, kurie apnuodės jūsų gyvenimą ir neleis dvasiškai augti. Žiūrėkime, kaip elgiamės mes ir kas yra mūsų viduje, o ne kito. Nelengva užduotis. Toliau pastorius sako, įsižeidusieji dažnai net nesuvokia, kad pateko į spąstus, jie nepastebi savo siaubingos būklės, nes visą dėmesį sutelkia į tai, kaip blogai su jais buvo pasielgta. Tačiau jei nepuoselėsite apmaudo įsižeidimo, neleisite jam įsišaknyti jūsų mintyse ir jausmuose, galėsite sustiprinti savo gyvenimą su Viešpačiu, atiduodami visą situaciją ir visokias situacijas į jo rankas. Ir šiandieną mes giedojame giesmę ne vieną apie maldą ir koks tu krikščionis esi. Vadinasi, tikrai mes turime ir galime atiduoti tam visą, kas gali panešti, kas gali išgydyti, kas gali suprasti. Pastorius sako, jūs net neįsivaizduojate, kiek daug krikščionių yra patekę į šituos šėtono spąstus, užsigavimo ir neatlaidumo spąstus, kiek mūsų bendruomenėse sergančių šita liga, kaip daugeliui reikia apsivalyti. Apsivalyti. Ir čia jau mes baigsime mūsų svarstymus. Pažiūrėkime į dar vieną rašto vietą. Nors Bibliją skaičiau daug kartų per gyvenimą, jūs taip pat daugybę kartų. Ar radote tokią rašto vietą? Patarlių 30:12. Yra tokių, kurie tarėsi esą švarūs, tačiau savo purvo nėra nusivalę. Kai mes įtikėjome ir išpažinome Jėzų, kai patikėjome, kad jo kraujas nuplauna nuo visų nedorybių ir kai pasikrikštijome, mūsų praeities nuodėmės atleistos ir nuplautos. Tiesa, mes to patikėjome ir taip ir įvyko, taip ir buvo. Visas praeities nuodėmės nuplautos. Dabar Jėzus sako, kaip kadaise sakė savo mokiniams, ką jisai sako? Jono 15:3, jūs jau švarūs jūs, dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. O apaštalas Paulius tarsi prieštarauja ir sako Romiečiams 10 skyriuje, bet ne visi pakluso Evangelijai. Jūs jau švarūs, dėl ko? Dėl Jėzaus kraujo ir dėl žodžio. Paulius sako,
bet ne visi pakluso Evangelijai. Taigi patikrinkime save šitų svarstymų fone ir kad įsižeidimo ir neatleidimo nuodėmė nedarytų nejautrių mūsų širdžių šventosios dvasios balsui. Ir iš tiesų mums būtina apsivalyti. Mes žinome, kad lapkričio 9 bus viešpaties vakarienė. Krikščionis tikras ar esi, skamba giesmė, skamba apaštalo Pauliaus žodžiai, patikrinkite save, patikrinkime save. Labai gražius žodžius yra pasakęs Andrius Vomakas. Visi tarpusavio santykių problemų sprendimai prasideda nuo atleidimo. Tai ginklas, kuris pabaigia karus, tai vaistas, kuris išgydo santykius, atleidimas. O apaštalas Paulius Korintiečiam 13 skyriuje sako, kad meilė labai ilgai prisimena nuoskaudas, užsigavimus, nešioja jas metų metais. Tai parašyta. Meilė nešioja užsigavimus, savyje visą pyktį savyje nešioja. Vos ne visą gyvenimą. Ne. Parašyta, meilė pamiršta, kas buvo bloga. Brandi meilė pamiršta. Brandi meilė dvasios vadovaujama moka atleisti, moka suprasti. Jinai visada siekia susitaikymo, kaip skaitėme, iš viso širdies siekite sutarimo. Taigi, brandi meilė moka atleisti. Te laimina mus viešpats. Prisiminti Juozapą, jo gyvenimą, jo skaudžią ir be galo vertingą patirtį. Ir tegul šitas žodis ir Dievo žodis mus nuvalo, nuplauno ir ugdo visą, kas geriausia mūsų širdyje. Turime maldą, turime įvairias galimybės, kur savo sunkumus galime sunešti, nunešti ir atiduoti. Viešpaties mylinčios rankos viską priima ir palaimina. Garbė jam už viską, garbė jam. Amen.